Sveiki visi, tai greitai praeisėsim, ar ne, Bitcoin price action. Ir paskutinį kartą, kai žiūrėjom, tai vakar, tai mes turėjom visą šitą didelį, ar ne, fair value gapą. Ir dabar pagrindinis dalykas yra, kad mes jį supildėm, mes jį vikinom kol kas nieko žiauraus dar nevyksta, bet jį vikinom ir mes vis dar esam šitoje zonoje. Dabar ko aš laukiu? Arba viena, kad mes pradėsim uždarinėti, kad ir valandinės žvakės virš šitos zonos arba valandinės žvakės po. Ir tada mes gausim tikslingą kryptį link kur mes einam. Ir pagal mano strategiją įvyks taip. Jeigu mes pradedam užsidarinėti į viršų, tada laukiu, ar mes galim pralaužti štai šitą zoną. Jeigu galim, mano šortas yra miręs realiai ir reikia uždaryti, ir reikia iš naujo techninę analizę darytis ir stebėti, kas toliau vyks. Jeigu pradedam užsidarinėti po apačią, laukiam, kol hitins šitos mano targetus, range low, ir čia mėginsim jau atidaryti longą ir taikysim į long pozicijas, ar ne? Tai mėginsim turėti galingą hedge poziciją. Tai shorto iš karto čia mes neuždarysim pilnai, stebėsim toliau struktūrą, ar realiai pagal struktūrą mes galim gauti, ar ne. Tarkim, čia taip ir galim gauti žemesnį high ir tada galim gauti dar žemesnį low ir eiti link mano minėtų 75 tūkstančių. Tai va, tai protingai darysim ir turėsim protected poziciją, kas yra labai labai svarbu, ar ne? Ir kad mūsų shortas galimai, čia ne visos jo galimybės ir toliau jis į apačią printins. Tai va, tai turim visas atidarytas Bitcoino, Solanos, Ethereum pozicijas. Viskas labai labai nice. Ir šitoje vietoje kaip ir viskas realiai. Viskas labai paprasta. Šitas FPG ir toliau laukiam struktūros. Neskubam, viską ramiai pasidarom. Ką aš vakar padariau, tai padariau Discordo gidą. Jį galite rasti, kaip matote, čia video atsidarot ir yra video aprašymas, tai išplečiat, paspaudžiat more. Ir faktas yra vis dar mūsų ir telegramas, rasit visas naujienas, programėlės, kokie naujausi rezultatai yra, prisijungimai prie VIP grupių. Ir rasit, va, čia kur yra Discordas, kai paspaudžiat čia, tai išmes jums mūsų Discordą, galėsit pasižiūrėti. Ir kad tiksliai matytumėt, ką gaunat, prisijungę prie Discordo, yra Discord gidas, tai irgi galite pasižiūrėti. Tai jau, tai jeigu norit tradint per geriausią programėlę, VEX, šitą galite puikiai tai daryti. Irgi turim linką, paspaudžiat ant linko, užsiregistruojat, paspaudžiat, kad norit toliau atlikti visus veiksmus ir savo smagiai tradinat. O taip pat yra ir VEX'o gidas, kaip atlikti depozitą ir visa kita. Tai va, ir man atrodo, kad viskas, nieko įdomus dabar kaip ir nevyksta, tai toks trumpas iš mano pusės update'as. Jeigu kažkas įdomaus įvyks, susimatysim vakare, o jeigu ne, tada kitą dieną, man atrodo. Tai bet daug darbuojamės, tiek grupiai, tiek šiaip. Vakar antrą video dar iškepiau ir 26 metų mentorystės, tai labai nice, po truputėlį viskas bildinasi, paleisiu tai irgi į YouTube'ą, tik noriu pirmą užbildinti, bent jau padaryti kokias 5-6 serijas, kad po to po truputėlį galėtumėm taip atsipalaidavę viską ir daryti. Tai va, jeigu patiko update'as, užmetam laiką ir pasimatysim truputėlį vėliau.